Atvažiavom į Hurgadą City Center. Čia nuo 10 valandų dar niekas nedirba. Tik smulkios parduotuvėlės atsidarinėja. Einam į prekybos centrą. Pažiūrėsim, kokios kainos. Žodžiu, mūsų tą prekybos centrą neįleido, kadangi reikia Tomui palikti kuprinę. Jie čia su kuprinėm neleidžia. Tai ir neįsim. Aš galim pasimti popierių su savim. Ir galim nueiti. Nu, davai, pabandom. Pasimsim, kas svarbiausia ir žaisim į vidų. Nu, kadangi jie ne visi puikiai kalba angliškai, nesugebėjo paaiškinti, kad kuprinę tiesiog turi užrakinti, va taip va. Ir tada galim eiti. Va, pažiūrėkit, kaip pigu. Nėra ką lyginti pas mus kainos. Girdi teleką, nuperkam didelį lagaminą, tai tikrai. Va. Na, smulkintuvas 3,40, tai apie 15 kokių eurų. Taip? Kažkas to. Ko reikia, mes jums parvešim. 11,6. Nu, va, dar pigiau. Pas mus apie kokių kemę eurų. Va, elektrinė. Šitą mėsmalė. Nu, tikrai pigiau negu pas mus. Kaip pas mus? Nu, aš nežinau, gal kokio. Virš 100 kainuos. 7. Šitie va, irgi pigus. Aha. Mum tai pigu, jiem tai nelabai. Kai alga tik $120. Tam reikia kondicionierius. Žiūrėkit, tualetinio popieriaus kainos. Pas mus tualetinis popierius kainuoja 8 eurus, jeigu didelis pakas. A čia? Centus, taip? Kiek 80 jų pinigų bus? Kokie? Apie eurą kokį? 40 tai bus apie €1,35. O, €1,35, tualetinis. Dantų pastos. Sensodainas pas mus kiek kainuoja? Kiek čia? 3,7 jų piškės. Kiek čia? €1,25. Normaliai. Va, žiūrėkit. Plaukų dažymo priemonės dažai. Kiek kainuotų šiam 7,95? Garnieras? Va, garnierą aš pirkdavau anksčiau. 2,30. Tai pas mus su akcija, man atrodo, 4 eurai. Žiūrėkit, Twiksai, Marsai, kas čia? Snickersai, Bounty. Pas musgi kosmosą kainuoja čia centus. 12,25, tai aš nežinau, gal euro net nekainuos. Žodžiu, čia mums su lietuviškom algom, tai mes milijonieriai. Aha, paim gal. Amsidens, kiek kainuoja šitie? 21 kem. Mėsos skyrius. Tuoj pasakysim, kiek kainuoja kas. Aš čia neaišku kas. Čia jautina, ne? Čia jautina. Tai va, apie 8 eurus maždaug. Yra dar aviena va tenai. Avienas yra. Čia. Čia aviena. Kokia jos kaina? Nu tai va tas va 2,72 apie 9 eurus. Na va, 9 eurų. Daržovės labai pigios pas juos, bulvės va, 16 jų pinigų. Paprikos 10 tik tai. Kur pas mus ten kosmoso už kilogramą ima. Bulkos. Kaina nematau. Ai, matau, 17,95, tai labai pigu tikrai. Kapeikas. Va, sveriamų prieskį. Aha, pabandom.
Va, matot, ant stogų tokios kolonos, tai sakė Gytė, kad žmonės išsiperka žemę ir gali namus statyti tiek, kiek nori. Pasistato pirmą aukštą gyvena, antrą aukštą, paskui trečią, ketvirtą. Pirmas aukštas visada yra komercinės paskirties. Čia nesuprasis, ar statybos baigtos, ar tik pradėtos. Na, sugalvom atvažiuoti į Lagūną, bet čia prie įvažiavimo tikrina. Čia gal negalima filmuoti, žinau. Nu, taip kol kas nemato, kad aš filmuoju. Nu va, praleidamas. Atvažiavom į Lagūną. Lagūna yra viešbučių miestas, vieno statytojo. Vienas milijardierius sumastė, kad nori Egipte padaryti Veneciją. Nuo jūros iškasė daug kanalų, upelių. Ir mes nusprendėm čia biškį aplankyti šitą stebuklą. Čia jau žiūrėk biškį griežčiau, važiuoja vieną pusę, matai? Kadangi tai yra privatus miestas, jie laikosi taisyklių važiuoti. Vėlin taip jau nevažiuoja, kaip matot. Važiuoja būtent dešinė kelio pusė. Šį miestą galima patekti tik tai su leidimais. Taksistas mums sakė išsiimti pasus, pasiruošti, jeigu norės tikrinti. Kol kas atrodo viskas labai gražu, tvarkinga. Mašinos apynaujas, stovi visur. Šiukšlių pakelėse nematyti. Švaru. Aišku, nei posūkių nieko nerodo, bet vis tiek laikosi taisyklių važiuojant. Ką tik pravažiavom po kairę pusę, mačiau ponių mokykla. Tikriausiai čia mokinasi jodinėti poniais. Čia galima puodinių, medelių visokių nusipirkti, kaip medelynas šiandien. Stop ženklai čia negalioja. Bet gražu, žiedai tai gražiai sutvarkyta, ne? Mūsų vairuotojas angliškai labai minimaliai kalba.
kažką daugiau nori paklausti, jis skambina kažkokiam tai draugui. Nu jo, čia tikrai gražu. This is downtown? Yes. Yeah. This is Marina. Marina, yes. This is downtown. This is downtown. Mes šiuo metu važiuojam į Mariną. Didelis miestelis, jis sakė. Turi savo ligoninę, turi savo viešbučius. Privatus miestas, gyvena matyt tik tai pasiturintis. Tuktukai važinėja. Yeah. Gal taip ir yra? Marina. Važiavom į Elgūnos prieplauką. Biškį pasivaikščiosim, gal po to į downtown dar nuvažiuosim. Geras mūsų taksistas. Kažkaip atsitiktinai šiandien gatvėj sutikom. Sako, reikia taksi? Sakau, reikia. Ir nuvažiavom. Su juo susitarėm laiką, prekybos centre paėmėm. Elgūna. Tokia ta Elgūnos prieplaukos pradžia. Mus čia atvežė, paliko. Sakė, susirašysim, nes tas taksi Elgūnai negali likti. Jisai yra registruotas Hurgadai, todėl jis grįžta į Hurgadą. Čia eina Magdė, va čia žiūrėk keliai yra. Kokias prabangės jakštas stovi čia. Šveičia vala Denis. Savo transporto priemonės, tai jie labai mėgsta valyti. Jo, jie čia viską šveičia. Takelis irgi plauna. Bet miestas čia gražiai, žiūrėk, prižiūrėtas burgerinė va. Nu jo, čia jachtas tokias neblogas. Iš tikrųjų, čia pirmas miestas, kurį atvažiuojam nepastudijavę, net nežinom, kas čia yra. Žinom, kad čia yra daugybė kanalų iškastų, panašių į Veneciją. Ir daugiau nieko. Todėl einam va-bank. Einam ir kur akis mato, ten ir einam.
Užsisakėm ledų. Sėdim laukiam. Turi atnešti. O, ledų valgytoja nepatenkinta. Kėdės jai nepatogios. Kėdės nepatogios, viskas jai nepatinka. Man viskas nepatinka. Tokie va, lagūna. Visiškai nepanaši į Egiptą. Hurgada ne iš toli čia. Nieko nėra. Per daug švaru viskas. Sėdėm restorane, prie jūros kranto, užsisakėm 2 kavos ir smiltį ledų. Spėkit, kiek sumokėjom. Va. Tai gaunasi mūsų pinigais beveik 7 eurai, tai net pas mus fokusė už tiek pigiai ir skaniai nepavalgykime. A ne, smiltė? Atėjom į kiniečių restoraną. Lagūnai. Japonų. Ai, japonų. Nu, koks skirtumas? Visi jie vienodi. Užsisakėm sušio. Už 30 vienetų sumokėsim 400 jų poundų. Tai apie 11-12 eurų. O smiltelė tai migruoja. Kuku. Tai va prieplaukoj. Suši neatrodo pro langą. Labai gražus vaizdas.
Ir čia mamukas sėdi, va. Smiltė labai norėjo čia sėsti. Taip, Smiltelė. Labai geri staliukai. Bet mamukas ten netelpa. Ką tik buvom Mori suši, tikrai rekomenduojam, labai skanų suši. Jeigu būsite Elgūna, Hurgadoje, netoli Hurgados, nuo Hurgados 30 km. Tai labai skanų sušiai. Visi labai mandagus. Jo. Buvom dvi plodžiai, vieni restoranai. Nu jo, ir aptarnavimas visą laiką klausinėja, ar viskas gerai, ar dar kažko norit, ko dar norit. Norėjom sušių su tūnu, klausiau, ar tūnas šviežias, sako šviežias, bet kelių minučių atėjęs, sako, labai atsiprašom, tūnas jau nebe šviežias, todėl pasiūlė lašišą. Valgėm pagrindė keptus sušius ir keletą žalių sušių paėmėm. Rekomenduojam. Elgūna, Mori suši. Įsidavom tuktuką. Važiuojam Elgūnoje iki Plazos. Laikykitės. Iš tikrųjų, sausio mėnesį Egipte vakarai šalti, tai važiuoti su tuktuku gana visai šalta. Ir šiaip jie čia veža kaip bulbės. Štai ir Plaza. Gražu. Yeah, okay, thank you. Smiltė išmoks angliškai. Ja, iš pramoks angliškai. Mamukui pafilmuot, su tuktuku atsiskaityti. Jau viskas? Aha, atvežėm visi. Do you have change? How much? Va tokiais visus pavežioja. Už nuvažiavimą sumokėjom 25 poundus jų. Va. Atvažiavom prie Plaza. Jie čia tiek dar neuždirba, kad turėtų gražos duoti. To, sako, jie čia tiek neuždirba, kad gražos galėtų atiduoti. Pateik spintelę citriną. No food to the big. Nu, okei. Yes, food to the big kitchen. Big Okay. kitchen. Nu, esam Elgūnai. Plaza vietoj. Ale negalima filmuoti. Ne, pizdėlina tegu jie čia. Šiaip labai gražu. Ten, kur vanduo primestas statybinių medžiagų. Gražus mindelė. Va, pažiūrėkit, kaip švaru čia. Kur mūsų tėtė, ten labai toli.
Mes kertam kelią. Jis eina aplinkui. Čia iš tikrųjų taip filmuoti negalima. Filmuoti negalima, neleidžia. Stovi apsipyliai. Tokia ta plaza, atrodo gražiai. Architektūrinis toksai dalykas. Visur labai gražiai atrodo. Iš toli reikia filmuoti negalima viską. No foto. Ta, irgi sėdi kampe, žiūri. Tai va kampe sėdi ir žiūri, stebi, kad nesifotkintume, nefilmuotume. Bet gražu čia, labai gražu. Kai eini va tom arkom, tos arkos tai jau padarytas labai gražiai, žinai. Toks vaizdas labai geras. Keliaujam iš Elgūno plazą, iš Komtaksa. Kažkoks dabar ten pas juos šventas reikalas. Tai labai sunku. Kam visi, žinai, važiavo? Pasigavom pirmą pasitaikiusi taksį, įsėdom. Paprašym, kad nuvežtų į viešbutį. Nubija Aqua Beach Resort. Pasakiau, duosiu 75 poundus. Gerai, sako. O taip drąsiai įsėdom. Stiklas purvinas, mašina visą tepalų smirda. Totali dykuma iškart įvežė, veža mus. Ir nežino kur ir kur. Gal reikėtų žemėlapis įsijungti, girdi patikrinti, kur čia mus veža. Donorom, ne? Vaizdelis tai gražus priekį. Kalnai gražus. A ne? Kiek kilometrų? 14. Supratau. Žodžiu, pavežiosim jūs po Hurgados regioną. Aprodysim kaip kas po kam. Čia kažkokie sandėliai. Vis dar skaitosi Elgūnos priemiestis. Visko nespėjom apžiūrėti, iš tikrųjų prieš važiuojant į Elgūną reikia gerai pasižiūrėti, kur eiti, ką daryti ir kur važiuoti. Elgūna iš tikrųjų labai didelis miestelis. Bet viso Elgūnoje važinėja tuktukai. Pasigauna tuktukai iki kažkokio objekte apie 20-25 poundus mokėsit, nuveš kur reikia. Jokių problemų. O po to su taksu namo galit grįžti. Šiuo metu yra 5:30 vakarą. Sausio mėnuo labai anksti temsta. Bet gražu.
Vaizdas į kalnus. Fantastinis. Taksistas irgi spaudžia lėkti. Nu, fantastika, nu. Ką galiu pasakyti. Kaip pripranti, geras ir tas Egiptas. Tai priprast reikia laiko iš tikrųjų, mes kai europiečiai esam, mums viskas netinka, bet ilgiau čia pabuvus viskas čia gerai. Svarbu turi kur miegoti ir pavalgyti duoda ką. Elbūnos pasienio ruožas. Kiekvienam išvažiuojančiam ir atvažiuojančiam reikia atsižymėti. Esant reikalui patikrins ir mūsų pasus. Kad mes nepabėgėliai. Kad kokių nešvarių darbelių čia nedarim. O taip tikrina kiekvieną mašiną, važiuojančiai. Pasiema ir išduoda leidimus. Į Elbūną tai paprastai nepateks. Žodžiu, pilna yra turų į Elbūną. Žmogui kainuoja 25 €. Vaikui 15, taip kad nemanau, ar čia verta. Neverta tikrai. Pasidavė į Elbūną, nueisit iki Marinos, ten rasit ten tų laivelių, pasimsit ekskursiją ir varysit. Visa kita, kuris domina, patys nuvarysit su tuktuku ir tikrai sutaupysit daug pinigų. O ten... Taip. Ką galėjom išleisti ant ekskursijų, išleidom ant maistą savo. Kavinukėse, sušinėse, pavalgėm skaniai ir fantastika. Ir žinoma geri vaizdai. Ką, šiandienos kelionė baigėsi, rytoj tik tai liko dar pasišildyti saulei prie baseiniuko ir susiklausim lagaminus ir varysim jau namo. Egiptas nenustoja stebinti. Čia va toli matosi durys vartų ir čia autobusas. Pavežė 10 metrų, paleido į lėktuvą.